radikalus savo interesų gynimas niekinant kitus, jisai kelia žalą. Žalą visiems, ir valdžiai, ir visuomeniai, ir verslui. Laisvė rinktis, tokia neatsiejama laisvė nuo visų mūsų kitų laisvių, nuo laisvės būti žmogumi, tai kad mes čia galim, žodžiu, ir valgyti, ką norim, ir turėti tam tikrą laisvę elgesiui tam tikrą. Kažkas profesionaliai stumia ir bando įtikinti visus kitus, kad, tarkim, veganizmas ar koks nors kitoks gyvenimo būdas yra teisingesnis ir jo kvestionuoti negalima, tai aišku, kad tai yra religinio lygmens ir propagandos tema. Ar žmogus yra žolėdis, tai tikrai ne. Žmogus mėsaėdis taip, ir jau 85 000 metų vartoja taip pat ir augalinę mitybą. Už tai mūsų organizmas pritaikytas ir mėsą valgyti, ir augalus valgyti. Mes kalbam apie gyvūnų gerovę, bet visą laiką dar yra slidi riba tarp o kur vartotojo gerovė? Taip, aš jeigu vištienos nevalgau, jeigu man mėsos nereikia, tai man kaip ir nusispjaut, kas bus su kitu žmogum. Bet jeigu aš galvoju apie visuomenę, o kaip tada tas žmogelis nusipirks tos vištos? Propaguoti visi turi teisę, skyrus primesti. Tu gali aiškinti, kaip tau patinka, bet negali reikalauti, kad kiti sutiktų su tavimi. Man kyla tada apskritai toks klausimas, ar valstybė gali reguliuoti mūsų mitybą, remdamasi pseudomokslu? Sporto varžybos irgi, tai moterų sporto varžybose tada vyras gali bėgti, bet gali gal ir stirna bėgti. Maždaug 30% visų žemės ūkio plotų žemėje netinka apskritai auginti jokius augalus. Juose ganosi gyvuliai, kurie puikiai įsisavina žolę, tiksliau žolėje esančią celiuliozę ir paverčia ją labai vertingais baltymais mūsų maistui. Žurnalistika turbūt visą laiką yra apie tai, kad mes turim tą įvairovę išlaikyti. Tarp teisingų kabutėse žmonių, tarp klystančių žmonių, neleidžiant nei vieniem iš jų dominuoti. Laisvė rinktis logo šviečia, tai iš tiesų mes turėtume turėti galimybę rinktis ir rinktis tai, kas man yra šiandien dienai naudingiausia.